Klaipėdos universitetas nuo šiol gali lygiuotis į užsienio universitetus. Uostamiesčio universitetas įgijo svarbų tarptautinį įvertinimą, patvirtinantį, kad ši aukštojo mokslo įstaiga atitinka Europos universitetams keliamus kokybės reikalavimus. Kiek ilgiau nei 2 metus trukęs projektas kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Klaipėdos universitete paženklintas tarptautiniu sertifikatu. Pastarąjį laikinai einančiam rektoriaus pareigas profesoriui dr. Mindaugui Rugevičiui įteikė tarptautinės sertifikavimo įstaigos Tuvo Lektis atstovai. Projekto eigoje buvo sukurta Klaipėdos universiteto integruota kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinių standartų reikalavimus. Standartai, kuriuos išvardinome jau šiandieną, yra kokybės vadybos standartas, atitinkantis, tai yra ISO 9001 standartas, aplinkosaugos vadybos standartas ISO 14001, darbuotojų saugos ir sveikatos standartas OKSAS 18000 ir socialinės atsakomybės standartas SA 8000. Projekto metu Klaipėdos universitete buvo sukurtas ir įdiegtas elektroninis kokybės vadybos sistemos portalas, kurį sudaro ne tik vadybiniai portalai, bet ir studentų kelias. Studentų portalas skirtas palengvinti mokymo sistemą. Klaipėdos universitetas plačiai žiūri į savo bendruomenės gerovę. Įgytas sertifikatas įrodo aukštosios mokymo įstaigos ambicijas ir perspektyvų požiūrį į ateitį. Tai yra labai svarbus dalykas siekiant pripažinimo universiteto. Tai įrodo, kad universiteto ne tik studijos, bet ir visa vadybos sistema ir mokslinių tyrimų tvarkos yra kaip pasakyti, atitinka tarptautinius reikalavimus. Tai yra mūsų universitetas, tokiu būdu gali tikrai lygiuoti su visais užsienio, sakykime, universitetais, jau nekalbant apie Lietuvos universitetus. Kaip šiandieną paminėjo audito kompanijos atstovai, Lietuvoje tikrai dar toli gražu ne visi universitetai yra tokio plataus masto atlikę darbą ir įvertinę savo tvarkas, visų darbų atliekamų universitete, visų paslaugų atliekamų lygmenį ir kad tas darbas, tos paslaugos būtų įvertintos.